Aš Martina. Sveiki, o Živilė. Ir ką mes šiandien čia veiksim? Valgysim egzotinius vaisius nuo 1 lygio iki 3 lygio. Taip, ir koks yra 1 lygis? Parodysiu, kokį mes čia vaisių turim. Parašykit, kas čia yra. O čia yra... Kas čia yra? Saliamių padažas. Pasiflora. Arba saliamių padažas, kaip vadina Martynas. Dabar mes jį pjausime. Mama, duok man. Martynai, šitaip ar šitaip? Gal šitaip? Šitaip. Ugnikalnį bando prapjaut. Ką mes čia turim? Ir dabar valgysim. Mamos aukštukai. Gerai, tai valgom. Pagausim, pasidalinsim įspūdžiais. Nu kaip? Sėklos. Nu gerai, bet kaip skonis? Man tai tokios rūgščios. Ir man. Bet sėklos nesusikramtų. Sėklos labai traškios. Nauda. Einam lenkščiukas pirmas valgys. Okay. Man nedaug liko. Baigiau. Taip, aš ir baigiau, bet aš nespėjau pasakyti. Gerai, parodyk ir viską. Ai, pas mane truputį liko. Duok man šitą. O mes parodom, kad tikrai viską suvalgiam. Ir lieka tokie indeliai. Ar tau reikia? Dabar pjausim, kai ką kitą valgysim. Koks bus 2 lygis? Pamiršau. Pamiršai? Gerai, 2 lygis mes turim... Figa. 2 figas. Štai jos. O žinot figų istoriją? Martynai, su kokiu vabzdžiu yra susijusios figos? Vapsva. Ir kaip jos susijęs su figom, jos nori iš mūsų paimti? Nežinai? Norit papasakosiu? Iš tikrųjų, kai figos noksta, jas įskrenda vapsvos, ten netenka savo sparnų ir čia jos miršta. Realiai, kiekvienoje figoje yra bent viena negyva vapsva, kurios turbūt nerasime valgydami. Bet mes iš tikrųjų drąsūs ir paragausim. Einam perpjauti? Einam. O, kaip atrodo gražiai. Wow. Tikrai gražiai. Ir pasižiūrime, ar kita vienoda. Ir ar čia yra kokių vapsvų. Mama, šitas mano. Aš nežinau, ar čia su viskuom reikia valgyti ar vidų. Gerai, mes bandom vidų. Geriausiai vidų. Man tai skanu. Man tai fui. Labai skanu. Kaip tau, Martynai? Fui. Figa yra fu. Žiūrėk, o čia gal čia buvo. Yra vapsva, ne? Nori pasakysiu. Man šitas 2 lygis figos skaniau už pasiflorą. Na, kaip tik blogiau. I'm done. Laikas. Mirties. Laikas 3 lygiui. Tai yra. Ar išdrįs mama pasakyti? Tai yra kai kas, kam
paimti reikės šakutės. O kodėl jos reikės, Martynai? Nes jeigu tu bent jau priliestavai, tau kapies. Nes mes turime omenyje, Tik nepaliesk manęs. kaktusinės figas. Pjaunam. Bet žiūrėk, Martynai, ko atsinešiau, ta figa pradėjo kraujuoti savo. Ten mama net ne kraujas. Gerai, tai mes dabar internete paskaitėm, kad geriausia yra pasmeigti šakutę, tada nupjauti galus su peiliu. Taip, vieną kitą galą, nes labai aštru, iš tikrųjų, namie net prisilietėme ir kas buvo, mama įsidūrė. Ten skaitosi kažkaip tai šonais, o nepripjausiu, sakė. Ir atsargiai nulupti. Bet kaip čia nulupti? Na, Martynui duosim, jis pas mus pats drąsiausias. Nori? No. Gerai. Ok, bandam su peiliu. Nes aš dabar, žinokit, bijau liestis. O. Žiūrim, čia jau kaip kokia bulvė, žinok, jaučiuosi kaip lupdama bulvės, tokia, žinai, sulupyna. Karštas, dėl to baisu prisiliesti. O, geras, čia šakutė. Mama, šakutė net nevaisius. Tai žinau, kad nevaisius. Gerai. Bet Martynai, Ką? tu turėsi ragauti. Ir aš turėsiu ragauti. Ir Žinau. mes išrinksim skaniausią. Nežinau. Skonio aš tai neįsivaizduoju. Čia vat motociklai visokie pravažiavo. Mam, ten neturatis. Nu gerai, eisim ragauti. Tik dabar parodau, gal tada. Nu gerai, vidus labai nelabai gražiai perspėjo, bet jis yra toksai. Duok man. Atnešu šakutę. Nu gerai, bandysim su tuo valgyti. Ok. Pala, pasmulkinsiu mažesniais gabaliukais, gerai. Gerai. Labai aš noriu paragaut. Nu gerai, tu imtą didelį gabalą, aš tarkim šitą. Dabar mes ragaujam. Nu, 1, 2, 3. Labai daug sėklų. Ta prasme. Gerai. Koks čia skonis jau? Mūsų turbūt nelabai prinokas, nes skonis kažko agurką primena. Toks. Nežinau. Nelabai suprantu skonį, va, ko mes ne. Nėra neskanus, bet jisai. Gerai, truputį saldumo yra. Ir turi labai daug kietų sėklų. Labai daug. Nu gerai. Vertinimas. Ką, Martynai, manai apie kaktusinės figas? Nes, kad jos yra agurkas. Ne, pavojingas agurkas. O aš ką manau? Kad man jos nepatinka. Ir žinot, kas yra įdomiausia? Mes jų namie dar kiek turim. 3. Tai kaip manai, Martynai, jeigu mes jas pasiliktume ir gal jos sunoktų ir tada paragautume sunokusias. Na gerai, ir laikas vertinimui. Tai mes turime figas, pasifloras ir kaktusinės figas. O, 2 rūšių figos. Kam duodam pirmą vietą? Koks buvo antras? Figos. O pirmas? Pasifloros. Antroji vietoj pasifloros, antroji vietoj kaktusinės figos, o trečioji vietoj figos. What? O man figos, pasifloros ir kaktusinės figos. Iš tikrųjų šito aš visai nenoriu. Man jis visai nepatiko ir aš nesuprantu, kur dėti tas sėklas. Skonis, sakau, nebjaurus, kažko agurką primena tokį saldų. Bet, nu aš nežinau, noriu subaigti. Ne. Gerai, kol kas tiek, atsisveikiname ir laukite kitų mūsų nuotykių ir ragavimų. Ate! Ate! Martynai? Ką?
Žiūrėk. Kas? Rodo, lietus kaupėsi. Kur mes čia atėjom? Taip mes namo pareisim. Tai varom ant kalno pažiūrėti. Tikrai? O ne, jau lyja. Nu gerai, žinau gerą kelią. Tikrai?